Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo nariai, priesaika yra dokumentas, o dokumentuose neturi būti dviprasmybių elipsių. Tai ir yra priežastis, kad aš čia stoviu prieš jūs ir pristatau įstatymo pataisas. Teikiamus įstatymo 8 ir 26 straipsnių pakeitimo rengimą paskatino po 2023 metų pavasarį vykusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų likę neaiškumai, nes argumentuotai taip ir liko neatsakyta, išliko abejonių, kam prisiekė savivaldybių tarybų nariai ir merai, ar Lietuvos Respublikos konstitucijai, ar apskritai konstitucijai. Išrinkti savivaldybių tarybų nariai, merai buvo priversti antrą kartą prisiekti, bet prisiekti jau neįprastiniam iki 2023 metų galiojusiam tekstui, kur buvo sakoma prisiekiama Lietuvos Respublikos konstitucijai, o tiesiog konstitucijai. Priesaką kartojo net 6 rajonų savivaldybių atstovai ir merai. Asmens teisinis įsipareigojimas konkrečiai valstybei, jos teisiniams pagrindams piliečiams yra verbaliai išreiškiamas teisinės procedūros metu, o priesaika vienas iš pagrindinių piliečių žodinių pasižadėjimų, rodančių prisiekusių asmens santykį su savo valstybe. Naujoji Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo redakcija įteisino išrinktos savivaldybės tarybos nario priesaiko ir tekstą. Aš, vardas pavardė, prisiekiu gerbti ir vykdyti konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas. Svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos prezidentas, Seimo vyriausybės nariai, teisėjai, prokurorai ir pareigūnai ir kariai prisiekė Lietuvos Respublikai ir jos konstitucijai. Taigi, projekto siekis yra užtikrinti, kad naujai išrinkti savivaldybių tarybų nariai ir merai prisiektų Lietuvos Respublikos konstitucijai. Tiesa, aš tikėjau, kad čia įvyko techninis nesusipratimas, kad čia toks yra lapsus lingve ar kitas koks techninis riktas. Deja, niekas man neatsakė ir nepaneigė šitų abejonių. Nei buvę VRK vadovai, nei naujieji vadovai. Parengto projekto uždaviniai. Pirmas, patikslinti savivaldybės tarybos nario ir mero priesaikos tekstą. Antra, eliminuoti bet kokių priesaikos teksto implikacijų galimybę. Ir akivaizdu, kad dar vienas uždavinys – užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių išrinktų pareigūnų priesaikų homogeniškumą. Kviečiu jūs pritarti šio įstatymo projekto pateikimui, sudaryti galimybę patikslinti savivaldybės tarybos nario ir mero priesaikos tekstą, kurio gali prireikti bet kada keičiantis savivaldybės tarybos nariui ar merui. Kviečiu prisiminti, kad ir mes, Seimo nariai, taip pat prisiekėme būti ištikimi Lietuvos Respublikai, o ne Respublikai, padėję ranką ant Lietuvos Respublikos konstitucijos, o ne ant konstitucijos. Seimo kanceliarijos teisės departamentas ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pastabų ir pasiūlymų neturėjo. Ačiū jiems už tai. Mieli kolegos, tikiuosi pritarsite ir kitose rinkimuose žodžiai Lietuvos Respublikos nebus įvardyti kaip pertekliniai žodžiai. Tai ačiū. Gerbiami Seimo nariai, čia mes pajuokavom, linksmai pakalbėjom apie priesaikas, bet iš tikrųjų čia yra labai rimtas dalykas, todėl kad priesaika yra teisės pagrindas. Kelis šimtmečius priesaikomis buvo paremta visa teisė, visos sutartys ir taip pat laidavimo dokumentai. Tai neįdėjimas žodžio Lietuvos
iš esmės reiškia, kad jeigu žmogus sugalvotų dirbti kitai respublikai, o tų respublikų yra visokių, juridiškai jisai galėtų pasakyti, kad jis nesulaužė priesaikos. Pasiekmės yra rimtos, čia nėra toksai paprastas dalykas. Prieš keletą metų mes Seime organizavom, čia jau tikrai ir praeitoj, turbūt dar gal praeitoj kadencijoje specialią konferenciją apie priesaikas ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Todėl gerai, kad budri patrioto akis pamatė ir širdis paskatino padaryti šitą pakeitimą. Tai nėra juokas, nes tada, analizuojant tokius priesaikų tekstus, gali daug pasakyti apie to laikotarpio kultūrą, kuri šiuo atveju būtų labai nenaudinga mūsų laikams. Taip, kad čia labai svarbus pastebėjimas ir siūlau visus pritarti šitam pataisimui.